Labas, šiandien papasakosiu apie paprastai išsprendžiamą problemą, su kuria netaip jau retai susiduria kambarinių augalų augintojai. Šalia manęs yra alokazija Frydek ir šita problema dažniausiai pasitaiko, bent jau mano augalų tarpe, būtent su alokazijomis. Tai kokia čia ta problema? Gal net visai ir ne problema, sakysit. Šiandien galiu sėdėti. Alokazijos turi savybę, pastebėkime, kad čia yra vazonėlis, čia yra lapų formavimosi vieta, o likęs kotelis neturi nieko. Tai mane tai dažniausiai erzina, nes tada augalas pradeda atrodyti nebeproporcingas. Lapų gausa matoma, o čia tuščia. Tai kokį aš sugalvojau tam sprendimą? Papasakosiu pirmiausia apie tai, ką aš anksčiau darydavau. Tai anksčiau aš tiesiog kirpdavau maždaug per 2-3 pirštus alokazijos kotelį, likusią kotelio dalį supjaustydavau dalim, merkdavau į vandenį, dėdavau į samanas, galima į perlitą, kas kaip jau sugalvoja. Ir laukdavau šaknų. Viršutinę dalį praktiškai visada merkdavau į vandenį ir taip pat laukdavau šaknų. Tada sodindavau atgal į vazonėlį. Taip jau galėdavau pasigaminti 3-4 naujus auginius. Ir dar likdavo vazonėlis su šaknimis ir taip pat keliais augimo taškais. Tai ką aš padariau? Ėmiau paprasčiausią skaidrų vazonėlį, iškirpau jo dugne skylutę, kad apglėbtų kotelį. Į vazonėlį pridėjau drėgnų samanų, nuolatos drėkinau jas, laisčiau, nepamiršti laistyti ir žemes, kad visos šaknis, tiek besiformuojančios, tiek jau esamos gautų drėgmės. Ir volia, kaip matote, vazonėlis yra pilnas priaugintas šaknų. Planavau šalinti ties mažojo vazonėlio dugnu ir sodinti tik jau su šitom šaknim. Bet tada man toks tinktelėjo, o kodėl nepasinaudoti ir tom šaknim, kurios yra vazonėlėje, nes pagal lapų gausumą juos leidžiant šiuo metu, aš galėčiau daryti išvadą, kad visas šitas papildomas šaknų auginimas pakankamai sustiprino augalą. Tai galvoju, kad galbūt jį nukerpant ties vazonėliu padauginčiau, turėčiau papildomą turbūt augalą, bet manau rizikuočiau jį nuskurdinti. Tai bandysime tiesiog galbūt pašalinti, jeigu reikės, dalį apatinių senųjų šaknų, bet nekirpsime pačio augalo. Manau, kad šitas eksperimentas bus labai geras. Ko mums reikės šitam dalykui? Tai sekatoriaus pašalinti šaknų perteklių arba puvinius, jeigu tokių bus. Sekatorių dezinfekuokite iš anksto. Reikės persodinimo kilimėlio, reikės naujo vazonėlio ir reikės žemių. Aš visada naudoju šitas For My Plants latvių kūrėjų žemes. Visada pasiteisina ir paparčiams. Jau esu filmavusi savo Instagrame reelsus, kaip persodinu savo milžiną papartį. Iki šiol gyvas, puikiausiai auga, nors tikrai turėjau baimių. Tai tinka nuo sukulentų iki aroidinių, kaip šita alokazija. Nebijokit, pirkit, naudokit, tikrai pasiteisinęs produktas, atsakingas momentas. Svarbiausia, nenulaužti jau turimų lapų. Lengvai spustelėm, nesidraskom, pabandom truktelti lengvai, neišlenda, bandom dar kartą. Spustelėm. Nu štai. Šaknynas vazonėlyje atrodo, žinokit, tobulai. Nenoriu čia girtis, bet labai gražiai atrodo, tikrai susiformavusios šaknis. Maža paslaptėlė, ne paslaptėlė. Jeigu auginate alokazijas ir dar nežinote, paslaptis yra tokia, kad alokazijos labai dažnai ant savo šaknų užaugina
tokias bulvytes, radau. Tokias bulvytes ir iš šitų bulvyčių galite išsiauginti naujus augalus. Savo augalus persodinant ir apžiūrint šaknis, stebint visą vazonėlio turinį, sakyčiau, labai pravartu apžiūrėti, nes galite pastebėti ir gerus ar negerus savo laistymo ypatumus. Tai aš, pavyzdžiui, matau, kad į vieną pusę kažkodėl matomai visada pilu daugiau vandens, nes viena pusė tolygiai yra sudrėkusi, o kita yra pakankamai sausa. Tai atkreipkite dėmesį į tokius, atrodo, kartais paprastus, bet neprastus indikatorius apie gėlių priežiūros dalykus. O, kokią vieną didelę radau. Kartais gali ir nesuprasti, kad čia bulvytė, nebent iš formos. Nedaka gerai. Atėjai pažiūrėti, kas čia vyksta. Dabar gerai matosi jau, kad čia va dar kiek yra kotelio. Pašalinsiu šitą vazoniuką. Aišku, jis jau čia gerai suaugęs. Opa. Ok, gražiai nepavyko pašalinti, bet svarbiausia, kad šaknų nepažeidėm. Tai va toksai buvo mano užmanymas. Opa, lyg tai sufokusavo. Tiesiog paprastas skaidrus vazonėlis su dugne padaryta skylute. Ir čia, kad būtų lengva uždėti. Toks paprastas visiškai mano išradimas. Tikrai jaučiu. Prisiemu nuopelnus, nes kiti tiesiog apdeda samanom ir apvynioja, pavyzdžiui, plėvelę maistinę, bet man šitas būdas pasirodė patogesnis, nes tiesiog laistant augalą gali jį tuo pačiu ir paliekti. Aš iš tikrųjų nežinau, kaip jie laisto tuos kitus atvejus, bet labai gražios šaknės, tikrai gražuolės. Su samanom nenorėčiau sodinti dėl vienos priežasties. Aš pastebėjau, kad tiesiog sodinant su samanom man dažnai pažaliuoja šaknės, kaip ir šiuo atveju. Tiesą sakant, nežinau, ar dėl to, kad pasitaiko samanos kažkokios nešvarios, ar dėl kažkokių kitų atvejų, bet samanų paliksiu kiek įmanoma mažiau ant šaknų, nes jos jau savo darbą atliko. Nu va, žiūrėkit iš arčiau, aš tas šaknis. Fantastika. O, nu super čia bus. Dabar bijau. Taip, opa. Aš visada ties tą plonytę liniją, kur gali augalas gal ir nulūžti, ar dar kažkas jam nutikti, bet jau pasitelkti reikia visą išmanę, kad čia viskas gerai gautųsi. Gerai, periam žemės. Parodysiu žemės, šiaip sakau, labai pūrios iš Latvijos durpynų. Sufokusavo. Labai lengvos, labai fainos, tikrai puikiai augalai jaučiasi juose, nedūsta šaknis, nebūna pelėsio, kaip esu su kai kuriais gamintojais tikrai gavusi, nebūna kenkėjų, ko irgi yra pasitaikę. Nu tai tikrai didžiausios rekomendacijos šitam žemių mišiniui. Kol kas visi augalai auga puikiai ir neturiu nusiskundimų. Gali iškilti klausimas, kodėl naudoju skaidrų vazonėlį. Dažnai yra įpratę žmonės, kad tik jau orchidėjas sodinam tuos skaidrius vazonus, bet aš vis tiek visada dedu į išorinį vazonėlį ir man šitokiu būdu yra daug paprasčiau stebėti šaknų būklę. Iš karto pamatai, kažkas negero darosi, kažkas formuojasi. Taip yra paprasčiau stebėti laistymo reguliarumą, gali matyti, ar žemė yra gerai
perdžiūvusi, ar dar yra drėgmės ties dugnu, tai yra tame tikrai nemažai privalumų. Tai pažiūrėkit. Fantastiškai aš čia persodinau. Fantastinis kiekis man čia gavosi. Gal biškį kaip visada nukreivaliojau sodinant, bet čia žanro klasika su manimi. Kišti į išorinį. Turbūt reikės atramos kažkokios lengvos. Tai galutinis variantas. Manau, pavyko puikiai, lokacija dabar atrodo daug geriau negu prieš tai. Nebėra išstypusio koto, šaknis susiformavo antžeminės puikios. Tikrai rekomenduoju ir jums pabandyti, jeigu susidurite su ta augalo peraugimo situacija. O jeigu jau pažiūrėjote iki šitos dalies video, tai palaikinkit būtinai įrašą, pasekit mane ir iki kitų kartų.